Sveiki gyvi, sveikinasi Ugnės ir Antano virtuvėlė. O šiandieną mes esame čia pilyje paruošę jum dešrų. Mes darysime dešrelės, o kokias? Mes darysime tiksliau ne dešrelės, o darysime dešrainius, o visa mūsų dešrainio karalienė bus krekenavos dešrelė su kmynais ir česnaku. Kadangi mano patys mėgstamiausi dešrainiai būna su prieskoniu, kuris vadinasi svogūnas, būtent toks džiovintas. Ir aš šiandien padarysiu dešrainius, o Ugnytė pasirūpins mūsų žalumynais. Šviežiam gaiviam skaniam salotom, kurių reikia valgyti kiekvienam. Mes kadangi pečkurį turim labai gerą skautą. Pečkurys jau pakūrė pečio ir einam pasižiūrėti iš viso, kaip ten tas pečius. Kaip atrodo tas pečiukas, navai. Čia kažkas rūksta dūmai. O, kaitros yra. Pečkurį. 150 laipsnių. Manau, kad puikiai kaitra mūsų dešreliam. Turime kiaulienos dešreles, jos yra be galo sultingos. Krekenavo visada stebina savo ne tik be galo skania produkcija, bet ir labai paprastai naudojamam pakuotėm. Pavyzdžiui, užkabini, va, štikšt, ir viskas, jau gali puikiausiai dėti ant grotelių. Ir kvapas tikrai labai naminis. Net pilyje rūmuose jas gali valgyti. Tikrai negėda. Jau kur tokių dešrų, tokioj pily tikrai negėda. Kadangi sakoma, su peiliais nežaiskit, jūs taip nedarykit. Bet mes dabar turime gražiai atskirti kiekvieną dešrelę. Visada yra linksma, kai gera kompanija. O skaniausias maistas yra tada, kai draugai šalia. Mes kepame dešras. Cakt. Dešrelė. Va čia bus Bertuliui. Eik tu sau, seni. Jeigu aš negeriausias kulinaras, tai aš nežinau, kas aš. Ponai ir ponios, šiuo metu dešros sudėtos. Uždarykime sezamo vartą ir palaukime šiek tiek. Senorita, now please. Tu bėda mano jo kablys. Turėsime mes šiandien labai gaives vasariškas salotas su aliejuku, citrinyte, rožinė druska, pilies druska. Oi, seni, tu gal juokauji. Eik tu sau, seni, ir tu juokauji. Mūsų pirmą vakarienę. Turim pirmą vakarienę pilyje. Pilyje. Man vien, sakyt, pirmą vakarienę pilyje skamba siurrealiai. Galim pradėti? Galim? Kada pirmą? Tojančia. Gerai. Dešros tobulas. Nesenstanti, nenuvilianti, skonio neprarandanti klasika. Krekenavos dešrelė su česnaku ir kmynais. O jeigu mes kiekvienoj laidoj per mūsų krekenavos gamybą ir valgymą padarytumėm tokį. Pasakom po vieną faktą, kurio niekur nepasakojam, nesakom ir mūsų kažkokią paslaptį. Aš galiu pradėti pirmas, pasakysiu pavyzdį. Tai mano vienas iš faktų, kurio aš niekada neminiu ir nesakau, tai kad... Tu gėjus? Ne. Numirsiu, man tai ne. Man tai... Bet man patinka kandžiotis, aš nežinau, kad čia... Ką? Blet, baik! Aš karočią vaikystėje esu nukandęs pusbrolio ausį beveik. Nu, ta prasme, nukandau jį. Bet karočią tada labai nuo močiutės gavau lupt. Ir dabar irgi mėgstu kandžiotis. Nu ką žinau, turbūt nieks nežino, bet gal matas ar kažkas tokio. Mano viena koja yra trumpesnė už kitą. Taip, nes kai buvau kūdikis, aš turėjau 2 operacijas ant vienos kojos, taip aš gimiau su šlivopedistė ir vieną ant kitos. Tai kol buvau kūdikis, ana buvo ilgiau gipso, kita trumpiau, taip, tai aš tada toks. Kaip pingviniukas. Rimtai? Nepastebėjot kartais? Ne. Visiškai. Man labai gėda prisipažinti. Nusakyk. Čia turėjo būti pramogų laida. O ne kažkoks atvirumo pasaulis. Čia yra pramogos mums. Mano paslaptis yra ta,
kad man patinka krapštyti nosį. Aš tą nežinojau. Ką? Man Čia tokia patinka pramoga yra? krapštyt nosį. Čia yra gal labiau fetišas, nei pramoga. Bet tik tik savo. Nu, tik savo. Tiesiog savo krapštyt nosį. Man tai atrodo žiauriai satisfying. Na, įsiaiškinom, kad visi trys esam ganėtinai keistos personos ir gal šiek tiek nelabai normalūs. Bet dabar laikas poilsiui ir lauksim, ką rytojus mum atneš. Oru sotus nebūsi. Kai norisi mėsos, rinkis Krekenavos. Nuo 90% mažiau oro, daugiau mėsos.